Ramybė jūsų namams nuo mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus. Sveiki sulaukę mūsų antros laidos 7 minutės. Šiandienos mūsų tema – Biblija arba Šventasis raštas. Norėčiau trumpai ir glaustai pakalbėti apie tai, kas parašyta Šventajame rašte. Pats pavadinimas Biblija, graikiškai Biblos, reiškia knyga. Biblija arba Šventasis raštas susideda iš 66 Senojo ir Naujojo testamento knygų. Pirmoji, pradžios knyga, parašyta maždaug 1500 metų prieš Kristų. Ir Senojo testamento knygas jungia sandorą sudarytą Dievo su žmonių, su žydų tauta. Senąjį testamentą sudaro 4 didelės knygų grupės. Pirmoji grupė penkiaknygė, arba kitaip vadinamos įstatymo knygos. Antroji grupė istorinės knygos. Trečioji grupė tai išminties arba poetinės knygos. Ir ketvirtoji grupė knygų tai yra pranašų knygos. Naujojo testamento knygas jungia Dievo sandora sudaryta jau su visais žmonėmis, kurie tiki Jėzų Kristų. Žodis sandora reiškia susitarimą, kurį inicijuoja aukštesnis rangų asmuo. Šiuo atveju Dievas, žadėdamas palaiminimus žmonėms, jei jie laikysis jo nurodymų. Naujasis testamentas susideda iš 4 evangelijų ir laiškų pirmosioms bažnyčioms bei jų žmonėms. Žodis evangelija, graikiškai evangelion, reiškia geroji naujiena. O geroji naujiena yra ta, kad dangaus karalystė prisiartino ir kiekvienas gali į ją eiti tikėdamas Jėzų Kristų. Paskutinė Biblijos knyga vadinasi Apreiškimo. Ji parašyta maždaug 96 mūsų eros metais. Taigi matome, kad Biblijos rašymas užtruko apie 1500 metų. Daugelio knygų autoriai buvo labai skirtingi žmonės, tačiau pasižymėjo vienu bruožu. Jie visi buvo įkvėpti šventosios dvasios. Jie nerašė iš savęs, o tik tai, kad Dievas įkvėpė juos rašyti. Būtent todėl ši knyga ir šiandien turi tokią didelę įtaką daugelio žmonių gyvenimuose. Antrame Petro laiške, 1 skyriuje, 21 eilutėje parašyta: nes pranašystė niekad neįvyko žmogaus valia, bet šventosios dvasios skatinami žmonės kalbėjo iš Dievo. Taip pat antrame laiške Timotiejui, 3 skyriuje, 16-17 eilutėse, kiekvienas raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokymui, pabarimui, pataisimui, auklėjimui teisingai elgtis, kad Dievo žmogus būtų visiškai tinkamas, viskuo aprūpintas visokiam geram darbui. Biblijos autorių yra 40. Dauguma iš jų nepažinojo vienas kito, daugelį jų skyrė šimtmečiai ir įvairios vietovės. Jie buvo skirtingų profesijų, charakterių ir turėjo skirtingą rašymo stilių. Bet nepaisant skirtingų autorių gausos, Šventasis raštas liudija apie vienybę. Biblijoje atsispindi nepaprasta harmonija. Nors Biblija ir parašyta įvairiausiomis literatūros temomis, visi autoriai rašo bendra tema apie Dievo karalystę. Šventajame rašte aprašomas pats Dievas, jo veiksmai žmonių istorijoje, jo pažadai žmonijai, jo santykiai su žmogumi. Čia rašoma, kaip Dievas dovanoja žmonėms savo besąlygišką meilę ir malonę. Biblijoje taip pat rašoma, kaip buvo sukurti patys žmonės, kaip jie tampa nuodėmingi, kaip Dievas atperka juos iš nuodėmių ir duoda naują jiems gyvenimą. Šventajame rašte yra daug istorinių faktų ir asmenybių. Taip pat užrašyta daug pranašysčių, įvykių, kurie dar turi įvykti. Ypač dažnai pranašaujamas Mesijo atėjimas į pasaulį. Ir būtent taip, kaip išpranašauta aprašytas Mesijo atėjimas, jo gyvenimas, jo Jėzaus Kristaus mirtis ir prisikėlimas. Jono Evangelijoje 5 skyriuje 39 eilutėje parašyta: čia kalba Jėzus, sako, jūs tyrinėjate raštus, nes manote, juose turi amžinąjį gyvenimą. Ir jie, sako Jėzus, jie tie raštai yra tie, kurie liudija už mane. Toje pačioje Jono Evangelijoje 20 skyriuje 31 eilutėje parašyta: bet šitie surašyti, kad tikėtumėte, jog Jėzus yra Mesijas, Dievo sūnus, ir kad tikėdami turėtumėte gyvenimą. Biblijoje galime įžvelgti nežemišką išmintį, kuri gali praturtinti kiekvieną. Išmintį, kuri gali kiekvienam žmogui parodyti kilnų ir orumo kupiną kelią gyvenime. Į šventąjį raštą galima žvelgti įvairiai. Galima žvelgti kaip į mitologinę knygą arba kaip į senos literatūros paminklą.
Bibliją galima suvokti kaip išminties rinkinį arba kaip moralės ir bendrų vertybių vystymos istoriją. Tačiau tikruosius Biblijos perlus galima atrasti ne tada, kai mes į ją žvelgiame kaip į kažkokį literatūros šaltinį, bet tik tada, kai mes Biblijoje ieškome to, apie kurį ji liudija, apie Jėzų Kristų. Iš tiesų suprasime Bibliją tada, kai joje visa širdimi ieškosime Dievo, o tam nereikia ypatingų gabumų. Krikščionis tiki, kad Jėzus Kristus yra Dievas tapęs žmogumi tam, kad mus išgelbėt iš nuodėmių. Jėzus neparašė nei vienos Biblijos knygos, užtat pats atėjo pas žmonės. O buvo laikai, kai krikščionybė neturėjo Biblijos, bet krikščionybė niekada nebuvo ir negalėjo būti be Kristaus. Biblija sako, kad bažnyčios tikslas yra susijungti su pačiu Kristumi, o pati Biblija tai tarsi žemėlapis vedantis pas Jėzų. Baigdamas norėčiau perskaityti dar vieną eilutę iš Šventojo rašto, kur Dievas mums kalba per pranašą Jeremiją. Jeremijo knygos 29 skyriaus 11 eilutė sako, čia kalba Viešpats, nes aš žinau, kokį sumanimą jums turiu, sako Viešpats, gerovės, nežalos sumanimą, kad jums suteikčiau ateitį, kurios vylėtės. Tai tiek šiam kartu šiai pamokėliai ir kviečiu jūs skaityti Bibliją bei pažinti Dievo malonę. O kad lengviau galėtumėte suprasti, kas parašyta šventajame rašte, norime jums padovanoti literatūros, kuri padėtų pradžioje susipažinti su Biblija. Taip pat norime padovanoti ir mažųjų skaitytojų Bibliją. Šią literatūrą galite nemokamai užsisakyti, parašę mums elektroninį laišką. Taip pat kviečiame studijuoti Bibliją su mūsų bažnyčios pamokslininkais, įvairiausiomis jums rūpimomis temomis, lietuvių, rusų kalbomis, o visą išsamesnę informaciją, kaip gauti mano jau minėtą literatūrą ir užsirašyti į pamokas, rasite internetiniu adresu vkb.lt. Te laimina jūs Dievas ir iki kito penktadienio.